Prašom. Tai tiesiog prisistatymo žodį jau pasakiau, ką ir savęs panojimusi. Dabar tik norėčiau dar, kaip sakyti, ištarti didelį ačiū savo pirties bičiuliams, draugams, pirties mylėtojams, kolegoms ir be abejo mano mokytojams. Žodžiu, iš visų jūsų aš sėmiaus po kruopelytę ir tobulinau savo vanojimą ir, žodžiu, ir programą ir tai, ką matysite, tai yra visų jūsų dalelė sudėta į šitą pasirodymą. O dabar noriu aš приstatити, я хочу представить своего гостя, гость с Петербурга. Это его зовут Сергей. Ну вот, вся эта моя программа, šita mano programa visai yra skirta jam. Aš kaip labai svetinga lietuvė, šiandieną švęsdama 2 šventes savo gyvenime, jam paruošiu vaišių stalą. Ir jūs čia matote su visa kuom aš jį vaišinsiu. Žodžiu, mano tikslas yra svečiam privaišinti, kaip sakant, sočiai, kad būtų laimingas, patenkintas. Čia iš matomų tradicinių mazelių, galbūt va čia yra, kurios tokios egzotiškos, kaip patiekalai, sakyčiau, bambuko vantas, na, bet kurios aš su jom nuleisiu pasakyti garą ir padarysiu šitos nutrinimus procedūros pabaigoje. Taip pat aš naudosiu šitą kėnį ir tokiam emocijų sulyginimui po kontrasto. O mylimiausios vantelės tai yra ąžuolas, maišytas su liepa, tai vyriškos ir moteriškos energijos balansavimai. Šitą procedūrą vadinsis ramybės ir pilnatvės gelmėse. Tai sako, kad bus pakankamai, na, nestiprus vanojimas, vidutinio stiprumo, todėl, kad aš noriu, kad žmogus per fizinio kūno atsipalaidavimą, stebėdamas savo pojūčius, užuosdamas, išgirsdamas, pajausdamas, atsipalaiduotų ir protiškai. Tai tiesiog yra psichofizinio kūno išsivalymas ir atsipalaidavimas. Na va, tai dabar dar po turiu minutėlę laiko, aš savo svečią supažindinsiu su vaišėm ir tada duosiu ženklą, kada galim skaičiuoti laiką. Gerai? Kažem, Sergei, priходим, я вас познакомлю. Iš tikrųjų netradicinis pasirodymas, bet edukacijas. Vis tik tai tarp mūsų teisėjavimo kriterijų yra kriterijus dėmesys klientui, sugebėjimas rasti kontaktą su juo. Ir štai netradicinis visiškai toks, sakyčiau, per protą parodymas, nuraminimas. Pastebėjau, jeigu žmogus žino, kas jau laukia durinėje, kas su juo bus daroma, jis kur kas yra ramesnis ir greičiau atsipalaiduoja, tai yra pirties procedūros tikslas, todėl gal visai neblogai yra paaiškinti, kas bus daroma. Nes pirtis yra ir pirtis, ir vanduo, ir galbūt kaip kas ir jaučiasi šiek tiek nedrąsiai, arba galėtų būti jaustis, kaip ir dantisto kėdėje. Žinoma, neskaudės, bet vis tiek truputėlį kaip visuomenė. Vyksta pasiruošimas ir pasiruošimo yra išnaudota nemažai laiko. Kaip dovanėlė supakuotas vaikinas, tiesiog norisi už to raištelę patraukti. Kreipkite dėmesį, padedamas gavo lapelis ant ausytės, kad netyčia lašas vandens neįtekėtų ausį, kas yra tikrai labai nemalonu ir stresuoja.
turi sugebėjimą gražiai suderinti spalvas. Aš pastebėjau, kad tie žmonės, kurie yra intuityvūs tokie, jie kažkaip tiesiog pataiko. Atkreipkite dėmesį, tiesiog dera prie garinės spalvų gamos. Aplamai, pirčių pasaulis garinę pastatė tiesiog pagal spalvas Romantic Spa. Ir kai aš vakar atėjau, garinė kaip čia stovėjos. Tai labai malonu ir visada gražu, kai pirtis nedirgina akių, yra tokia malonė. Na ir po truputį stebėme įsibėgėjančią Ernestą, kuri vanojimą pradėjo egzotiškomis bambuko vantomis, kurias aplamai matau pirmą kartą. Bambuką teko matyti Albertino, bet vantos. Matom, kad tos vantos yra šiek tiek kietolos, nelinksta. Turėtų kažko priminti kadagį. Šiek tiek kadagį, šiek tiek ąžuolą. Šis veiksmas turėtų nuleisti garą, tačiau nedidelės vantos nėra pats patogiausias įrankis, tačiau egzotiškos dalykas spėlioti, kaip šį veiksmą įvertins teisėjai. Iš vienos pusės sugyvenamų, iš kitos pusės plačiavatę ąžuolo vantą tarsi labiau tiktų pakviesti garą. Tačiau atrodo gražiai. Mūsų teisėjai pirmą kartą panorimo čempionatuose naudoja šiek tiek pakoreguotą teisėjavimo lapą, kuriame yra nupaišytas žmogus su zonomis. Ir mes vakar susitarėme, kad jie pažymiais įvertintų atskirų kūno zonų šildymą, kas mums leis vėliau analizuoti rezultatus kur kas giliau, o čempionato rezultatų apdovanojimas taip pat yra labai svarbus pirties kultūrai. Ir teisėjai iš tikrųjų parašys į tinklapį pirtis savo atsiliepinimus, kaip visada, jūs galėsite perskaityti. Štai kojyčių prispaudimas. Kojų šildymą Ernesta pasirinko pirmame vertime. Pirmame vertime, o tai reiškia, kad ji nori kojas pašildyti, atpalaiduoti žmogų per kojų pašildymą. Jeigu jisai būtų vagojamas nepašildytom kojom, būtų labai fantastas. Technikos prasme kol kas stebime tokį lakonišką klasikinio vanojimo technikos priemonių arsenalą. Neišsiskiriant kažkokiais ypatingais autoriniais niuansais, kuris pasižymėjo galbūt Vlado Jakubausko išstojimas. Priminsiu, kad vanojimo tikslas yra ne vikriai mosuoti vantomis, o kad tas vajavimas būtų prasmingas. Jis nuleistų garą. Ir štai Ernesta tarsi girdėdama mano žodžius parodė puikią riešą techniką, pakeliant vantas maždaug į galvos lygį, į vidutinį aukštį, kas nuleidžia garą jau stipriau. Ir štai įdomios aštuoniukės, sakyčiau, visai autorinis sprendimas, o galbūt ir nusižiūrėtas jos kelionių metu. Neabejotinai Ernesta yra ne tik tai vanojimo meistrė, bet ir pasirodymo
režisierė patyrusi. Režisierės ranką išduoda juostelės, parintos spalvos, sakyčiau, toks sceninis anturažas, kurio natūralioje pirtyje buvo šiek tiek mažiau, bet čempionate vis tik tai kartais ir tie dalyviai, kurie startuoja, skiria daug dėmesio. Ir yra ir ties mokytojų, kurie tai skatina, kiti žiūri į tai nusaikiau, o dalyvių pasirinkimas yra naudoti papildomas priemonės ar ne. Be abejonės jos netrukdo. Žinoma, ta dovaninė juostelė ant nugaros yra šiuo metu tam tikras įdomus vaizdo akcentas, kuris tiesiog kreipia į save akį. Įleido foną. Tai liudija, kad pirtininkė žino, kiek turi didelę patirtį ir jaučia, kad klientui pritrūksta šviežio oro. Dabar, kada jis verčiasi ir dar truputėlį laiko, durys yra atidarytos, šviežio oro leista. Ir tai yra ženklas, kad jai svarbu ne tiek įkaitinti, bet rodo, kiek suteikti žmogui iš tikrųjų atsipalaidavimą. O atsipalaiduojas, kai vaikų sušyla ir kai vaikų dviesta. Matome, kad pilvo krūtinė zona yra aukšta, tai kūrėja neišyla, jeigu kreipsi dėmesį. Tarkim, petys yra beveik ir violetaras, o šonkaulė yra visiškai balti. Ta vieta dar neiššilusi. Ir vienas iš tikslų būtų dabar sušildyti ir krūtinės ląstą ir šoną. Pasižiūrėsime, kaip jie tas pavyks. Garo naudojama technika, rusiškai nemalonu pavadinti, kad tas literatūra yra vadinama, tai parėnė mėtoda malk pardač, čia panašu į tai. Tai yra mažų padavimų. Pastoviai yra truputį išpilama, palaikant garo kondiciją darinėje. Neformuojant garo ūsio, garo nagus. Iš tikrųjų, tai atitinka Ernestos deklaruotą vanojimo tikslą, tai yra nuosaikus, bet gilus iššildymas ir kol kas bendrai paėmus į savo tikslą sugebame energinį iššildymą liūdį. Rodo pas mus pirmas įpildęs į baseiną. Antras. Įkritę į baseiną žiūrovai kviečiami užsirašyti modeliais arba eiti į technos parą. Galėtų tik spėlioti, ar įkrito tiesiog apatęs nuo pasirodymo, ar tiesiog užmygęs nuo jo. Aišku, čia yra juokai, jie truputį pusnablaško. Tai yra už tai, kad džiugu. Vis tik Ernestai pavyksta sušildyti žmogų, apie ką liudija akivaizdžiai besikeičianti jo kūno spalva. Išsilygino odos, rausvumas. Pati pirtininkė taip pat iššilo ir rodo. Dirbti jai nėra lengva, tai iš tikrųjų yra pasiaukojantis darbas.
ir subtilūs judesiai, kurie iš tikrųjų išduoda joje ir masažistės rankas, masažistės patirtį ir iš tikrųjų čia jau jaučiam srautą, čia jau jaučiam draivą, čia jau jaučiam kaip eina rankos. Štai. Pakankamai taisyklingai, pakankamai jautriai, pakankamai pabaigiant judesį ties pirštų galais ir tai yra tikrai geras įvairinimas jos planuojimo, kuris vienok nepasižymėjo dideliais aktyviais šiluminiais veiksmais, bet vėl ir pasirinko nuosaikę procedūrą, kas puikiai atitinka jos tikslą. Po masažo sekė atgaivinimas vėsiu vandeniu. Tai irgi yra masažo forma, žmogus dabar turėtų būti atsigaivinęs, truputėlį gavęs orą ir į galą mes tikimės šiek tiek aktyvesnio sušildymo. Tačiau, kad mes dar vis tik atpalaiduojame masažą ir stengiasi klientą visai nešti jam stogą karvutėse, naudodama įvairiausius leidimo būdus, glostama juočiais. Matote, jau nebėra tokių dalykų, pakelt rankas, nuleist rankas. Vienas pirtininkas jau supranta, kad rankytes reikia gražiai nuleisti, padedant žmogui, o ne komanduojant jam. Šaltas vandenukas ant galvos. Galbūt vis tik tai perinės vėdinimas vyksta dažnokai, nes ką tik tai išvėdino, pradėkus nepilnom dienodėm vėl yra vėdinvalinė, o tai, mano supratimu, yra abejojimas. Šiuo metu dalykas, kadangi jis nespėjo vis žaisti, kad reikėtų ir pasižiūrėti, kas dabar bus. Pirmininkės neša dar papildomas priemonės, o tai kartais būna taip. Galbūt šis atidarimas durų buvo reikalingas tam, kad žmogus jaustųsi saugus ją išėjus. Šnepetės. Kas? Tai jau yra spa centro mokykla. Užmauti vienkartinės šnepetės, tai nėra paprastas dalykas. Žmogus jaučiasi komfortiškai. Ačiū visiems.